Sveiki, draugai! Lietingas, niūrus, ruduo už lango. Ir pirmas dalykas. Tai aš po ilgo nebuvimo atsidariau YouTube'ės kanalą. Ir ten išvydau 143 prenumeratorius. Alio! Ir labai ačiū už tai. Jūs mane nustebinot. Tiesiog mano buvo svajonė surinkti virš 100 prenumeratorių, o dabar turiu 140. Ir ant pačio pirmojo video mano hobis turiu virš 150 like. Įsivaizduot, kaip jūs mane nustebinot. Myliu jūs. Ačiū labai. Ir jeigu aš surinksiu ant šitą video nors 100 like, tai nenors, bet 100 like yra tikrai labai daug. Aš turiu 140 prenumeratorių. Tai 100 like aš manau galiu surinkti. Ir jeigu surinksiu tiek like, aš jums įkelsiu DIY, kaip pasidaryti LPS staliuką, mokyklinį staliuką. Ir ta idėja tikrai labai gera, aš šiandien nusižiūrėjau ir pati pradėjau daryti. Jeigu tiek man pavyks surinkti, aš įkelsiu tą idėją. Tai va, savo Gmailą paliksiu aprašyme. Ten jūs galite man rašyti laiškus. Labai man smagu juos iš jūsų gauti, jau esu nemažai gaus, bet iš tikrųjų prie tame video aš buvau paskelbus klaidingą elektroninį paštą. Ten paštas buvo, iš tikrųjų aš susimaišiau, nes tas paštas yra mano normalus paštas, tenais mano pagrindinis, o turiu ir šito kanalo paštą, taip kad aš jį parašysiu video aprašyme, o jeigu jūs nežinot, kaip ten pasižiūrėt, tai štai, mano Gmailas yra toks. Ir labai lauksiu iš jūsų laiškų, naujienų, jei norit paklausti asmeninės informacijos ar dar kur nors. Jeigu norit atsidurti mano video, ir jeigu man išsiųsit laišką, atseit normalų laišką, popierinį paštą paprastą, aš tikrai tą laišką parodysiu ir tik prašau, jeigu siūsit man laišką, parašykit savo Gmailą, YouTube'ės kanalą, aš būtinai paprenumeruosiu ir palaikinsiu visus jūsų video ir dar paviešinsiu jūsų kanalą, kad kiti pasižiūrėtų ir aš manau, jums bus labai gerai. Tai va, šią informaciją suteiksiu tik per Gmailą savo asmeninių duomenų. Tai va, ir žinoma, po šiuo video rašykite klausimus. Taip pat rašykite ir elektroninį paštą klausimus. Atsirinksiu daug klausimų, labai daug, jeigu išeis surinkti 50, nedaugiau negu 50 klausimų. Ir žinau, kad daug kas klausia vienodų klausimų, tai aš atsirinksiu ne vienodus, tarsi vis tiek atsakysiu jūsų visus užduotus klausimus ir jų bus nedaugiau negu 50. Tai bet, tai rašykit klausimus po šiuo video ir tikrai kitas video bus Q&A ir aš atsakysiu jūsų klausimus ir visus atsakyti pasistengsiu. Ir labai ačiū, kad žiūrėjot, iš tikrųjų aš nustembu, kiek aš peržiūrų gaunu ir čia yra bent jau man yra labai daug ir mano kanalas pradėjo išpopuliarėti ir iš tikrųjų aš taip jums dėkoju, aš net nesvajojau tiek prenumeratorių surinkti, tiek gauti peržiūrų. Ir ačiū jums, čia jūsų dėka, taip viskas vyksta. Ir pamėginkime ant šito video surinkti nors 100 like ir 200 prenumeratorių. Taigi, jeigu surinksiu 200 prenumeratorių, jūsų laukia staigmena, aišku, gyvenančių Vilniuje. Ir ta staigmena, jeigu aš surinksiu 200 prenumeratorių, tai staigmena gaus tik tai Vilniečiai, nes aš gyvenu Vilniuje ir aš į kitus miestus negaliu išvažiuoti. Ir jeigu aš surinksiu 200 prenumeratorių, būtent su tais žmonėm vaikais, kurie turi YouTube kanalus ir mane prenumeruoja, galėsiu mieste susitikti. Galėsim kažkur nueiti ir pasibūti, bet tik tais, kurie turi kanalus. Su pažįstamais aš nebendrauju, bet iš tikrųjų pabendrausim.
Taigi laukiu 200 prenumeratorių, laukiu daug laikų, kitas video gali būti Q&A video. Ir dar tikrai padarysiu video, kaip pasidaryti mokyklinį staliuką. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Šitą skrybėlaitę pasidėsiu. Ir iki kito karto. Myliu jūs.